šviesiausi prisiminimai, ta prasme, antiek energingas, antiek spindėdavo visada energija, visada pilnas idėjų, visada kažkokią naują tokio postumio pirmin, kad darom kažkokios veiklos ir ne tik, kad toj politiniai vadinkim, kad ten ir traktorių maršas prisimenam ir viską, bet ir bendrai toj ūkininkų sąjungos veiklos. Ir tie krepšinio turnyrai ir visos kitos tradicijos visada būdavo jo pilna visur. Ten ne kartą teko dalyvauti ir metų ūkio apdovanojimuose šventėse, tikrai labai ūkininkai gerbdavo. Ir pats svarbiausias dalykas, jaunas žmogus, didelė netektis, kokia ateitis laukia ir dabar mes jo netekom. Ir, tai vienintelis žmogus yra antiek dedikuotas, kad be tepalo sugebėjo atvažiuoti iki Seimo. Tai tik įvažiavo į Goštauto gatvę ir sustojo traktorius ten tiesiog. Tai čia tik įrodo ir parodo tą visą, sakysim, ant kiek tai yra svarbu ir ant kiek tai yra atsidavęs visai bendruomeniai, ant kiek mes netekom. Ir tos tiek ir laužų, ir kitos akcijos, ir traktorių važiavimai pasikoordinuodavom. Tai be galo skaudu ir nuoširdį užuojautą ir šeimai, nuoširdį užuojautą Kėdainių ūkininkam, visiems artimiesiam ir draugam. Na, pirmiausia, tai didžiulė netektis todėl, kad netekom vieno iš aktyvių ir jaunų lyderių, kurie net per trumpą laiką sugebėjo palikti ryškų pėdsaką žemdirbių savivaldoje. Todėl tai yra didelis netekimas visai žemdirbių bendruomeniai, bet to jo išėjimas tragiškas ir tai sukrėtė visą žemdirbių bendruomenę. Tiesiog turbūt taip susiklostė aplinkybės ir be abejo labai gaila, čia tiesiog nelaimingas atsitikimas ir toks turbūt žmogaus likimas. O kaip vertinate žemdirbių akciją, štai pagerbimo, kad traktoriai stovi, signalizuoja? Na, kadangi akcija daroma netgi prašant, kiek žinau, artimųjų, tai vertinu teigiamai, jeigu tai yra suderinta su artimaisiais ir tai jiems yra priimtina, tai tik tai labai gerai, jo labiau, kad pats Dainius buvo labai aktyvus ir kaip tik tuo metu, kai jis pirmininkavo Kėdainių krašto ūkininkų sąjungoje, kaip tik vyko istoriniai protestai, tiek laužų akcija, tiek važiavimas į Vilnių su traktoriais, didžioji akcija ir Dainius paliko pėdsaką kaip vienybės simbolis. O ar tai nėra simboliškas štai išlydėtuvės Dainiaus? Tai be abejo, tai pirmiausia tai, kad tai siejasi su jo profesija, kurią jis be galo mylėjo ir palydi jį kolegos, taip. Ir kitas dalykas, ko gero, tai turi vis tik sąsają po vykusios paskutinės akcijos. Iš tikrųjų, apie Dainių prisiminimai yra labai šilti. Ir man be galo liūdna dėl to, kas atsitiko. Bet kai aš prisimenu visą laiką praleistą su juo kartu, tai man veide vėl atsiranda šypsena, nes Dainius buvo toks žmogus, toks pozityvus, kad jis tiesiog apie save žmonės sugebėdavo įveiklinti, įdarbinti ir suteikti energijos net kitiem. Ir aš pats esu iš Šakių ir norėčiau tokį prisiminimą apie Dainių, kuris man turbūt įstriks visam gyvenimui. Tai Dainius yra vienintelis kėdainietis iš Šakių. Todėl, kad įsivaizduokit, vyksta protesto akcija, pienas ir taip atsitiko, kad, išsimėtė visi organizatoriai kas kur ir taip kliuvo, kad Dainius buvo vienintelis kėdainietis Šakių grupėje. Ir atvažiuoja televizija, ima interviu, Dainius pasakoja visas žemdirbių bėdas, problemas ir galiausiai jo paklausė, iš kur jūs būsit. Dainius man asmeniškai sako, aš taip apsidairau, aplinkui vien šakiečiai. Tai iš Šakių, sako. Ir matau po to vakare žiniuose Dainius Abulis, ūkininkas iš Šakių. Tai va toks buvo Dainius. Jam nesvarbu buvo, iš kur jis bebūtų, su kuo jis bebūtų, jis buvo mūsų dalis ir manau, amžinai jie liks. Veikusi ir dirbusi ne tik dėl savęs, bet stipriai dėl kitų, dėl visuomenės žemdirbių. Daug domėjosi viskom, skambindavo, klausdavo. Tikrai paskutiniai buvo, kada akcija protesto laužų, tai daug komunikavom, kad pamotyvuoti Kėdainių ūkininkus tą daryti. Tada reiškiasi protesto akcija Vilniui.
Tai laikėm ryšį, vat, būtent tais visais sunkesniais momentais žemdirbiam visur buvo šalia. Tai buvo šalia, kai buvo Kėdainių ūkininkų sąjungos pirmininkas. Ir taip visais darbais, procesais, Ukrainos paramos rinkime prisidėjimas, jo sandėliai buvo vieni iš centrinių, kuriuose mes paramą vežėm ir jis administravo. Tai tie visi darbai, suprantat, pasako ne tik, kad kaip ūkį vedė, bet kaip ir rūpinosi visą aplinką. Rūpinosi visų gerovę, gyvas, aktyvus, apskaičiavęs viską. Tai labai didelė netektis. Matot išrikiuoti traktorių? Matom. Žinote kodėl? Ūkininkas miręs. Kaip vertinate tokio ūkininkų palaikymo akciją? Labai nuostabu. Labai gerai. Ar tai derama pagarba kolegai, kuris važiavo taip pat į Vilnių kartu su visais? Taip, tai nuostabu. Tiesiog malonu žiūrėti, kai susirenka visi aplinki. Aišku, iš toliau gal neatvažiuoja, bet tai yra ir tragiška tai yra, bet tai yra palaikymas nuostabus. O jūs iš Kėdainių pats? Ne, Šiaulių. Supratau. Tik tai skaitėm internete.